vaikštau ir mąstau. Ką čia pašnekėti, ką čia padaryti, ką čia pašnekėti, ką čia padaryti. Nežinau, ką man padaryti, ką man pašnekėti. Va, darau video apie tą, ką nežinau, ką pašnekėti. Atrodo, žinai, ateinu į mišką, žinai, ir jau čia jau toks dalykas kartojas. Va dabar, kai aš šneku, atrodo, dabar man ir smagu. Man ir aistringa, man ir gera. Bet tas ir, kad aš gal nepasakau kažko daug, bet žinai, va tas ir, va. Čia tai jau gaunas kaip koks monologas pas manęs, bet aš realiai įbrendu į ego lūkestį, kad kažkaip būtent kažką specifinį aš čia turiu duoti būtent tau žiūrovui, kad aš būčiau galbūt kažkoks pasitenkinęs ir kažką naudingo padaręs. Žinai, ateinu pradėti, žinai, aš pasidarau, nuoširdžiai sakant, pasidarau savaitę į priekį, žinai, video ir užsiemu tiesiog kitais reikalais per visą likus savaitę. Bet matai, ateina laiks, kai man jau reikia, tas dalyks ir reik vėl video daryti. Kodėl man reik? Aš tai darau, nes man ir smagu, nes tai man ir tiesiog užpildo, tai tas dalyks man jau pilnatvė, džiaugsmo, energija, meilė. Dėkingum, kad aš galiu kažkokią stiprią belenkaip įtaką padaryti tiek daug žmonių. Ir šis be gal dėkings. Bet tas ir, kad aš ateinu dabar grinai prieš šitą video. Atėjau ir pradėjau daryti vieną video, darau, šneku. Ir kažką tiesiog bum, pastringu, įlendu į savo mintis kažką. Ir tiesiog pradėjau galvoti, aš nebijau aistros tam. Ir aš galvoju, kažkas negerai. Gerai, keičiam temą, galvoju, kažką pašnekam kitką, kur gal nesu tiek labai daug jau pasakojęs, nors vis tiek gal žmonės atranda mane visiškai naujai ir aš galiu šitą pačią informaciją per tą patį šnekėti, bet aš to nenoriu daryti visą laiką. Ir aš galvoju, okei, gal kažką reikia pašnekėti, kur jau esu šnekėjęs. Ir aš šneku ir tiesiog, gal tai mintis iš niekur, gal tai man net nebėra smagu, gal tai net nebėra mano aistra, pasidaryk pertrauką, padaryk šitą, nedaryk to geriau, netęsk. Ir dabar darau šitą video jau 2 minutės. Ir ką aš pastebėjau, kad kai aš išjungiau visiškai lūkestį, ką tas video turi duoti tau, ką tas video iš vis turi reikšti, ar kažkokia iš vis yra prasmė, ar aš tiesiog šneku su savim monologu. bet tas davė man džiaugsmo, tas užpildė mani daugiau aistrą, tas mani pakrovė. Ir aš linku tau tą patį daryti, negalvoti. Nedaryti kažkokių dalykų, nes tau reikia rasti būdą, išreikšti tą savo aistrą, išreikšti tai, kas tu iš tikrųjų esi, be jokių lūkesčių. Nes lūkesčiai yra grinai blokas, absoliutus bloks ir aš esu puikiausias pavyzdys to dabar.